We are really very happy to see you here in Lithuania. And we would like to ask you, how do you feel here in Lithuania when you came the first time now? To be in Lithuania is a really great honor. Būti Lietuvoje man iš tikrųjų didelė garbė. Where I'm from is a very, very small town in Colorado from the Rocky Mountains. Aš esu kilusi iš labai mažo kaimo Kolorado valstijoje Rocky kalnuose. Maybe 400 people and 5,000 cows. Galbūt ten gyvena 400 žmonių ir 5,000 karvių. We're all real cowboys, real farmers. Mes tikri kaubojai ir fermeriai. And for us to hear of a place called Lithuania, it's on the moon, it's too far away. Ir mums žinoti apie kažkokią Lietuvę, tai yra per daug, tai tarsi būtų kažkas mėnulyje. And to be sitting here today it's amazing, it's a great honor. Ir šiandien sėdėti čia Lietuvoje, tai yra nuostabu, tai didelė garbė. I've been around the world 2 or 3 times. I've been to so many different countries and met so many different people. Aš aplink pasaulį apkeliavau 2-3 kartus ir sutikau tiek daug įvairių žmonių. And on arriving at a new country and new people, there's always a very, very specific feeling to arriving in a new country. Ir kai aš atvykstu į naują šalį, tai aš patiriu specifinius jausmus toje šalyje. But to be here in Lithuania is something very specific. There is this ancient wisdom, ancient knowledge that I can really feel in my bones. Ir būti čia Lietuvoje yra kažkas ypatingo, nes aš jaučiu tą senovinę išmintį, kuri tiesiog tūno kauluose. It is only compared to me to the ancient tribes of the Native Americans in America. Tai man primena tą būseną kaip Amerikos indienų gentyse. And I don't feel this very often. Ir šitos būsenos aš taip dažnai nepatiriu. But there is something else here as well. Bet čia šioje šalyje taip pat yra kažkas kita. And it breaks my heart in a way. Ir tam tikrų būdų tai daužo mano širdį. Because there is a deep sadness, a deep depression. Nes tame aš jaučiu didelę liūdesį ir depresiją. There is this sadness that exists in the earth and the people that it does break my heart. Tas liūdesys, jisai yra žmonėse, žemėje ir tai skaudina mano širdį. No matter where I go, people have a hard time in their life. Everybody's been through something difficult. Kur aš bekeliaučiau, visur žmonės yra patyrę kažką sunkaus ir išgyvenę sunkių dienų. But for me, I could not imagine living through wars and being deported by hundreds of thousands, and the horribleness that human beings have had to survive through here is very heavy. It's very heavy. Bet išgyventi tiek daug karų, deportacijų, kai tūkstančiai žmonių buvo išvežama iš šalies, tai yra kažkas labai sunkaus. And when I gave my lecture here and all those beautiful people sitting in the audience, still shining, still wanting to live from love, still wanting good, it really brought a tear to my eye. Ir kaip aš skaičiau paskaitą ir mačiau tuos spindinčius veidus, norinčius patirti meilę ir eiti tolyn. I want to say to the people of Lithuania. Ir aš noriu pasakyti Lietuvos žmonėms. Lift your heads up. Pakelkit savo galvas. You are a great, great people. Jūs esate nuostabūs, puikūs žmonės. Your ancestors were something very special. Jūsų protėviai buvo kažkas ypatingo. The people from this area are said, now scientists all over the world are saying the Lithuanian or the Latvian language rivals the ancientness of Sanskrit. It may very well be the most ancient language in the world. Ir mokslininkai dabar sako, kad lietuvių, latvių kalba yra labai panaši į sanskrito kalbą ir tai yra iš tikrųjų labai labai sena kalba.
Your ancient ancestors believed in loving the planet, loving Mother Earth, loving the trees. Jūsų protėviai tikėjo į meilę planetai, medžiams, žemiai. You have something so much to be proud of. Jūs turite tiek daug, dėl ko galite didžiuotis. And I say to you today, as long as your language survives, you will survive. Ir aš šiandien jums sakiau, kad tol, kol jūsų bus gyva kalba, tol jūsų tauta gyvuos. There is something I learned from my ancient elders that has been passed on to me when I became a little grandmother. Aš išmokau kai ką iš savo protėvių nuo tada, kai tapau mažąją senolę. Is that the darkest place in the world, the light shines the brightest. Tamsiausioje pasaulio vietoje šviesa švyti ryškiausiai. You can turn a flashlight on in the middle of the day and you will not see the light. Jūs galite uždegti žiebtuvėlį dieną ir jūs nematysite tos šviesos. But if you turn a light on in the deepest, darkest places of the world, those places that have been through hell, the places that have been through war, when you shine bright, your light is enormous. Bet jeigu jūs uždegsite šviesą tamsioje vietoje, toje vietoje, kuri patyrė tiek daug skausmo, tai jūsų šviesa spindės ryškiausiai. Be proud of who you are. Didžiuokitės tuo, ko jūs esate. Be proud of your light and your love and wanting to change the world because you are the ones that will change it. Didžiuokitės tuo, savo meilę ir jūs esate tie, kurie pakeisite pasaulį. Be the example to the thousands around you. Būkite pavyzdžiais tūkstančiams aplink jūs. Shine bright. Švieskite ryškiai. It is truly an honor to be here. Iš tikrųjų, tai yra garbė būti čia. Apie mokytojus aš norėjau vis tik paklausti. Tai klausimą, kaip yra jūsų santykis su mokymu, kuris jūsų yra pagrindinis, ta tema iš vaikystės ir po to tas susijungimas su ta tikrąja išmintim. What is your relationship with the teachings when you were growing up and later when you really met this, who you are, what you are? That's a very good question because if you're being taught in a religion or by a community or by society, it is going to be very different from what you're being taught in nature. Tai labai geras klausimas, kadangi tai, ką mes mokomės mokykloje, visuomenėje, religijoje, tai visiškai skiriasi nuo to, ką išmoksti gamtoje. This was one of the most difficult things I went through, the most difficult times of my life, to understand what I was actually learning. Ir tai buvo sunkiausias dalykas suprasti gyvenime, ką aš iš tikrųjų mokausi. Society teaches you, or the educational systems teach you to fit inside of a box. Visuomenė jūs moko, tie mokymai yra tokie, kaip įtilpti į dėžutę. To not act different, to not be different, to dress like everybody else, to talk like everybody else. Nesielgti kitaip, nesirengti kitaip, nekalbėti kitaip kaip visi. Society teaches us that the worth of your clothes or the amount of money you spend on being fashionable is more important than the heart and soul. Visuomenė moko mus tai, kad mūsų vertė priklauso nuo to, kokie brangus mūsų drabužiai, kaip mes madingai apsirengę, o ne nuo to, kas yra mūsų sieloje, mūsų širdyje. If you really think about being a child or being in the school system, the popular kids are not the kids that live from the heart, that are tender and loving and caring. Ir jeigu pažiūrėti iš vaiko pozicijos, tai mokykloje populiariausi yra ne tie, kurie yra mylintys, švelnūs ir geraširdžiai. The kids that are popular come from wealthy houses. Populiarūs yra tie, kurie ateina iš turtingų namų. They're the ones with fashionable clothes. Madingai apsirengę. This is what society values. Tai būtent tai vertina visuomenė. But when this life is over and you've lived your whole life, and you add up all that you've done here on this planet, does it matter what your clothes look like? Bet jeigu jūs užbaigsite savo gyvenimą ir po to pabaigoje, argi tai bus svarbu, kaip jūs buvote apsirengę ir ar brangus jūsų drabužiai?
Your life's worth has nothing to do with what you own. Jūsų gyvenimo vertė nepriklauso nuo to, ką jūs įgijote. Your life's worth has nothing to do with how fashionable you are, how much money you have. Gyvenimo jūsų vertė nepriklauso nuo to, kaip madingai rengėtės arba nuo to, ką jūs turėjote. It does not matter how many people think you are popular. Ir tai visiškai nesvarbu, tarp kiek žmonių jūs buvote populiarūs. It doesn't matter what other people think of you. Ir visiškai nesvarbu, ką kiti apie jūs galvoja. What matters is who you are and what you are doing good in your life. Yra svarbu tai, kas tu esi ir ką tu gero darai gyvenime. Plain and simple. It is very simple to see that what matters in life is the good that you can bring to other people and to yourself. Yra labai paprasta pamatyti, kas svarbu gyvenime, tai, ką gero jūs atnešate kitiems žmonėms. I think one of the biggest problems is how we raise our children in the public educational systems. Yra labai svarbu matyti, kaip mes auginame savo vaikus, auklėjame tose švietimo sistemose. We send our kids and our kids go into the school system and you have to pass a certain test, you have to believe a certain way, you have to talk a certain way, you have to dress a certain way, or you're no good. Mes leidžiame vaikus į mokyklą, kur jie turi praeiti tam tikrus testus išlaikyti, taip tam tikrai kalbėti atitinkamai ir rengtis atitinkamai. What happens to the child that cannot spell? O kas atsitinka tam vaikui, kuriam nepavyksta? Or the child that has a very difficult time reading? Kuris negali teisingai ištarti arba jam sunkiau skaityti. They cannot pass his or her tests very well. Jie negali gerai išlaikyti tų testų. They are labeled as stupid. Jie yra laikomi kvailais. Or special needs. Arba su specialiais poreikiais. And they are not held high in esteem by their teachers or their peers. Ir jų mokytojai jų nevertina. What if that child knows how to connect with the forest? O ką jeigu tas vaikas žino, kaip susijungti su gamta, su mišku, or can communicate with animals? arba kaip bendrauti su gyvūnais? And is the most loving, gentle child in the world. Ir jeigu jis yra pats mieliausias vaikas ir švelniausias pasaulyje. We have taught him and her that they are nothing. O mes juos išmokame, kad jie yra niekas. And that they have no value. Kad jie visiškai neturi jokios vertės. How dare we do that? Kaip mes drįstame taip daryti? What is more important in this world? Kas yra svarbiau šiame pasaulyje? For a child to do good mathematics? Vaikui tai ar geriau mokėti skaičiuoti matematikoje? Or to be a good, loving, caring human being? Ar būti mylinčiu, geru ir rūpestingu žmogumi? We as a society have lost our way. Mes kaip visuomenė praradom savo būdus. I do not want a scientific mathematic genius in my home. I want a good, loving human being in my home. Aš nenoriu mokslininko matematiko savo namuose, aš noriu gero, mylinčio žmogaus. We need to teach our children what's really important. Mes turime išmokyti savo vaikus, kas iš tikrųjų yra svarbu. And love them and love them and love them for their talents, no matter what talent they have. Ir mylėti juos, mylėti už tuos talentus, kuriuos jie turi, nesvarbu kokie tie talentai. Whether a man wants to raise his little boy as the best basketball star in the world. Jeigu berniukas nori tapti geriausiu krepšininku pasaulyje. And this boy wants to dance and play music. O tas berniukas nori šokti ir groti. That father should love that son for his gifts. Ir tas tėvas turi mylėti savo sūnų už jo dovanas. We must learn how to love our children for who they are. Mes turime išmokti mylėti savo vaikus už tai, kuo jie yra. And for the first time in human history, all the elders from all the indigenous cultures around the world Ir pirmą kartą visame pasaulyje, viso pasaulio išminčiai ir genčių vadai are saying to us now that children arriving to this planet are the most beloved souls ever to arrive. Jie sako, kad dabar į Žemę ateina sielos, kurios yra pačios labiausiai mylinčios šioje planetoje. And for us, the adults who are receiving these children, we must be the strongest of the strong. Ir mums suaugusiems, kurie mes priimame ir gimdome juos, mes turime būti stipriausi iš stipriausių.
We have to be the strongest of the strong so that we can set aside what society tells us is important Mes turime būti stipriausių, kad sugebėtumėm atidėti į šalį tai, ką mums sako visuomenė, kas svarbu visuomeniai. and raise these little children as the angels that they are. Ir auginti vaikus kaip angelus, nes jie tokie yra. It is time for us to love these children for who they are. Yra laikas mums mylėti savo vaikus už tai, kokie jie yra. Not what society expects from us. Ne taip, ko tikisi visuomenė iš mūsų. Because society has lost their connection to our roots. Nes visuomenė yra praradusi ryšį su savo šaknimis. Society has lost our connection to Mother Earth Visuomenė prarado ryšį su motina žeme. and what is important to our everyday lives. Ir kas yra svarbu kasdieninėme gyvenime. Society has lost the importance to the connection of soul and the heart. Visuomenė yra praradusi svarbumą ryšio su širdimi ir siela. To tenderness, understanding, and Švel- forgiveness. Švelnumu, supratimu ir atlaidumu. Society tells us we must have money, we must look proud, we must have a good title to mean something. Ir visuomenė mus moko, kad mes turime turėti pinigų, didelių pasiekimų. In the end, none of these things are important. Ir galų gale tie visi dalykai yra nesvarbus. Only the goodness you could give to this planet and to each other. Tik gerumas, kurį mes galime duoti planetai ir vienas kitam yra svarbus. So together we must love these brilliant little children that are coming to this earth. Taigi visi kartu mes turime mylėti šiuos nuostabius vaikus, kurie ateina į žemę. And we must give them the opportunity to shine bright. Ir mes turime suteikti jiems galimybę ryškiai spindėti. And we will love them for exactly who they are. Ir mes juos mylėsime būtent už tai, kuo jie yra. This will be a beautiful world. Taip tada bus nuostabus pasaulis. Gal galima paklausti kažkokiu patarimu tiem vaikam? Jau žiūrėsim šitą interviu, gal kažkokiu. Maybe you have some advices for those children who maybe will watch this interview. I love kids. Aš myliu vaikus. I really do. I love children. Aš tikrai myliu vaikus. And for me, I don't care how good you can spell. I don't care how good you are at mathematics or how good you can read. Ir man visiškai nesvarbu, kaip teisingai jūs ištarėte raides, kaip jūs gerai skaitote ar gerai skaičiuojate. I love the expression of children. Aš myliu vaikų išraišką. I love the freedom that children have Aš myliu tą laisvę, kurią vaikai turi. to be who they are and to express themselves the way they do. Už tai, kuo jie yra ir kaip jie tai išreiškia. I can ask any adult around this world, did you talk to animals when you were a kid? And they will always say yes. Aš visada klausiu pasaugusius visame pasaulyje, ar jūs kalbėjote su gyvūnais, kai buvote vaikai. Ir jie visi sako taip. Did you love to make artwork? Ar jums patiko piešti, kurti kažką? Did you love to dance and to sing Ar jums patiko šokti ir dainuoti, and to play with others? žaisti su kitais? The answer will always be yes. Ir atsakymas visada būna taip. Now, let me ask you as an adult. O dabar aš paklausiu jūsų kaip suaugusio. Do you still talk to animals? Ar jūs dabar kalbate su gyvūnais? Do you love to dance and to sing without worrying about what anybody else might think of you? Ar jūs dabar šokate ir dainuojate, nesirūpindami, ką kiti apie jūs pagalvos? Do you love to go into the forest and to talk to the trees? Ar jūs mėgstate eiti į girią ir kalbėti su medžiais? Society has led us away from all of these things. Visuomenė mus atitraukia nuo visų šitų dalykų. Somehow we've been taught that this is silly, Kažkokiu būdu mes buvome išmokyti, kad tai yra kvaila. but children are still doing it Bet vaikai vis dar tai daro, because they're innocent and beautiful. nes jie yra nekalti ir nuostabus. There is not much that I can teach the children Nėra kažko daug, ką aš galėčiau pamokyti vaikus, because they are innocent and beautiful and perfect just as they are. nes jie jau yra nekalti, nuostabus ir puikūs tokie, kokie jie yra. But it's time to teach the parents. Bet laikas pamokyti tėvus. Look to the children for the answers. Ieškokite atsakymų vaikuose.
There is something that I sometimes bring up in some of my lectures, and that is, let us pretend that one day a little girl just came home from school. Ir aš dažnai savo paskaitose iškeliu tokią temą, kad apsimeskime, kad vieną dieną maža mergaitė parėjo iš mokyklos. And she is singing and dancing to the top of her lungs, having a great time at home. Ir ji dainuoja ir garsiai iš visų savo plaučių ir šoka laiminga namuose. She's just being a child, full of love and joy. Tiesiog ji yra vaikas pilnas gyvenimo ir džiaugsmo. And then there's Mama. Ir tada ateina mama. She's had a very hard day at work. Ir jai buvo labai sunki diena darbe. She couldn't finish all of her work. Ji netgi negalėjo viso darbo pabaigti tos dienos. And already it's dark and she has to go get groceries and she has to come home and fix dinner. Ir jau temsta ir ji turi dar nueiti į parduotuvę, parėjus pagaminti vakarienę. And she's already in a bad mood. Ir ji jau yra blogoje nuotaikoje. And she gets home already having a headache and there's so much to do. Ir ji jau grįžta namo su skaudančia galva, o jai dar tiek daug padaryti. And the little girl is singing, singing, singing to the top of her lungs. O maža mergaitė vis dainuoja ir dainuoja iš visų savo plaučių. What do we do? Ir kągi mes darom? What do most of us mamas do? Kągi dažniausiai visos mamos daro? Enough! Stop singing! Your voice is giving me a headache. Užtenka, sustok, man tavo balsas kelia galvos skausmą. Because of our annoyance, because of our bad day, we just put down our little child's joy. Ir vien tik dėl savo blogos dienos mes užgesiname vaiko džiaugsmą. And we do it without even thinking. Ir mes tai darome netgi nepagalvodami. But children are like little sponges. Bet vaikai kaip mažas kempinėlis. They do listen to what we, the parents, say. Jie tikrai klauso, ką mes tėvai pasakome. And to their great joy, as soon as we're upset, makes their flower close so quickly. Ir tas jų džiaugsmas nuo to, todėl, kad mes esame liūdni, labai greitai susitraukia, užsidaro. And for the rest of her life, that little girl grows up not willing to sing in front of anyone else. Ir likusi savo gyvenimą, ta mergaitė auks nedainuodama prie kitų žmonių. She will never sing in front of anyone else. Ji daugiau nedainuos niekam. Because of one little moment. Tik dėl vieno mažo momento. We, the parents, we, the adults, must be tender to our children. Mes, suaugę tėvai, turime būti švelnūs savo vaikams. We are the ones so occupied with what society might think that we put it on our children. Mes, tėvai, taip susirūpinę, ką visuomenė pagalvos, todėl visą tai užkraunam ant savo vaiko. And teach them that it's important what others think of them. Ir juos mokome, kad tai yra svarbu, ką kiti galvoja. When indeed it does not matter at all what somebody else thinks of you. You are your own person. Kai tuo tarpu visiškai nesvarbu, ką kitas galvoja, jūs esate pats savo asmuo. We are supposed to be different. Jūs turėtumėte būti kitoks. We are not supposed to all be the same. Mes supposed to be the same. Mes neturime būti visi vienodi. Some kids are good at artwork. Kai kuriems gerai sekasi dailė. At painting and drawing and music. Tapyba, grojimas, muzika. Some kids are good at mathematics. Kai kuriems gerai sekasi matematika. Reading and writing. Skaitymas, rašymas. We must be tender to each child's needs. Mes turime būti švelnūs kiekvieno vaiko poreikiams. Not teaching every child they must be the same, they must fit in the box, or they do not count. Ir nemokyti vaikų, kad jie turi būti visi vienodi ir visi sutilpti į tą pačią dėžutę. And that change starts with us, the parents. Ir tas pasikeitimas priklauso nuo mūsų tėvų. Let's teach our children that they are unique, beautiful, and special for exactly who they are. Išmokykime savo vaikus, kad jie yra ypatingi, nuostabus vien todėl, kuo jie yra, tokie kokie jie yra. This is how we change the world. Būtent taip mes pakeisime pasaulį. Tai čia panašu, kad yra pasakymas, kaip pačiam save ugdyti. Apie tą temą. So maybe it's also the answer for us how to educate
ourselves. It's true. In order to educate our children to be who they're supposed to be, we must educate ourselves. Iš tikrųjų tai tiesa, tam, kad išmokyti vaikus būti savimi, mes turime save išmokyti. And I think the best way to give the example of are you being who you are supposed to be Ir geriausias pavyzdys, kad ar tu esi tuo, kuo tu turi būti, is with a couple of questions. yra susijęs su keletu klausimų. If I was to ask you, or any other wisdom keeper was to ask you, who are you? Jeigu kažkoks išminties saugotojas ar aš paklausčiau jūs, kas tu esi, What would your answer be? koks būtų tavo atsakymas? Ask yourself for a moment, who are you? Paklaus savęs šią akimirką, kas tu esi. If your answer has anything to do with your job or your title, throw it away. Jeigu atsakymas bus susijęs su tavo darbu, pasiekimu, titulu, mesk tai į šalį. If it has anything to do with the amount of money you make, throw it away. Jei atsakymas susijęs su kiekiu pinigų, kurį jūs uždirbate, mesk tai į šalį. If it has to do with how you dress or what others might think of you, throw it away. Jeigu tai susiję su tuo, kaip tu rengiesi ir kaip tu atrodai, mesk tai į šalį. If it has anything to do with the title that society gives you, toss that in the trash too. Jeigu tai susiję su pasiekimu, kurį duoda visuomenė, mesk tai į šiukšliadėžę. If it has anything to do with the opinion of someone else about you, throw it away. Jeigu tai susiję su nuomonė, ką apie tave galvoja kiti, mesk tai į šalį. Now ask yourself, who am I? Dabar paklaus savęs, kas aš esu What is your answer? ir koks yra tavo atsakymas. What do you believe in? Kuo tu tiki, What are you passionate about? kur tavo aistra, What do you stand for? už ką tu kovoji, What will you not allow? ko tu nedaleistum, Who are you? kas tu esi, What is your purpose here on this planet? koks tavo tikslas šioje planetoje, What are you here for, to do, to be? kam tu esi čia, kuo būti ir ką daryti. Are you living your purpose? Ar tu gyveni savo paskirtį ir tikslą? If the answer is no, it is time to start. Jeigu atsakymas yra ne, tai laikas pradėti. If you're living your life for somebody else, stop. Jeigu tu gyveni gyvenimą dėl kažko kito, sustok. At the end of this life, your soul, your spirit will go back to your own great I am. Pasibaigus šiam gyvenimui jūsų siela, jūsų didysis aš sugrįš. You will be responsible for what you did and what you didn't do during this life. Ir tu būsi atsakingas už tai, ką tu padarei ir ko nepadarei šiame gyvenime. Not what other people thought or did, just you. Bet ne tai, ką kiti apie tave galvojo, bet bus susiję tik su tavimi. Most of us are not living to our full potential because we're too worried about what a stranger might think of us. Mes visi gyvename neišpildydami savo viso potencialo vien tik todėl, kad galvojame, ką tas nepažįstamasis pagalvos apie mane. But a stranger is a stranger. What does it matter? This is your life. Bet nepažįstamasis yra nepažįstamas. Tai kodėl tai svarbu? Tai yra tavo gyvenimas. Live to your fullest potential. Gyventi savo visą pilną potencialą. Don't waste today because you will not get it back. Neprarask šiandienos, nes tu jos neatgausi. We think way too much of what other people might think of us. Mes per daug galvojame, ką kiti apie mus galvoja. And in truth, it doesn't matter at all. Bet iš tiesų tai visiškai nesvarbu. One of my elders told me something quite special. Vienas iš mano senolių išmokė mane kai ko ypatingo. And it will never leave me. Ir tai niekada aš nepamiršiu. He said to me, it's none of your business what other people think of you. Jis pasakė, tai ne tavo reikalas, ką kiti apie tave galvoja. And it took me a little while to figure that one out. He was absolutely right. Ir tai man užtruko kažkiek, kol aš supratau, kad jis visiškai teisus.
They're living their own life, Jie gyvena savo pačio gyvenimą, making their own decisions, pasirinkdami savo sprendimus and thinking their own thoughts. ir galvodami savo mintis. That's not my life. Tai ne mano gyvenimas, It's theirs. tai jų gyvenimas. It isn't any of my business what they think of me. Tai visiškai manęs neliečia, ką jie galvoja apie mane. But it's the same for all of us. We will not get this exact life back. Bet mums visiems tai tinka, kad mes negausime šio gyvenimo atgal. This is our one chance. Tai yra mūsų viena galimybė. Let's not waste it worrying about what society or anybody else will think of us. Nepraleiskime šios galimybės galvodami ir besirūpindami, ką apie mus galvos visuomenė arba kiti. It is a blessing to have this life and to be on this glorious planet. Tai yra palaiminimas mums būti šioje šlovingoje planetoje. Be who you want to be. Ir būti tuo, kuo jūs norite būti. Love to your absolute fullest. Mylėti savo visų pilnumu. Have courage and do not be afraid. Turėti drąsos ir nebejoti. Head up, shoulders back, here we go. Galvą iškelti, krūtinę atkišti ir pirmin. Thank you. Good.